iniciatyvą, kurią mes sėkmingai palaikėme. Noriu pasakyti, kad, kaip jau buvo minėta, pas mus yra tarptautinių keramikos darbų ekspozicija Panevėžyje, galerijoje, darbai iš viso pasaulio. Čia, ką mes jums atvežėm, yra darbai, 3 yra lietuviai, vienas iš jų direktorius vyras, Ledebnikas Juozas, dar yra vienas panevėžietis Anatolis ir, alytiškis. Ir Čibinskas yra panevėžietis. Taip pat čia matysite darbą iš Amerikos, permainėjusio autoriaus, tai yra dviejų moterų, vienos iš Švedijos ir vienos iš Estijos. Iš viso 11 darbų arba 6 kompozicijos. Taigi detaliau papasakos ponia Jolanta Ledebnikienė, o aš tiesiog noriu pasakyti, kad mes tęsėme Lietuvos Panevėžio, kaip Lietuvos kultūros sostinės darbus šiemet, įvykę jau baigiam įpusėti šitą darbą ir pradėsime Liepos 1 dieną, atidarysime 20. tarptautinį keramikų simpoziumą Panevėžyje. Kaip Miras ir minėjo, tikimės jau artimiausių laikų pasirašysime sutartį dėl dailės galerijos plėtros, nes Miras matė, kaip pas mus tiek, kiek turime darbų, jokių būdų, pusę gal geriausiu atveju, kaip galim eksponuoti visą kitą sandėliuojame. Taigi mūsų didelė padėka jums, mere, kad galim parodyti tai, ką turime Panevėžyje ir Vilniuje. Tai yra ne vienintelė ekspozicija Vilniuje. Mūsų keramikų darbus galite matyti Lietuvos Respublikos prezidentūroje. Jie jau kuris laikas, ten nebepirmi metai ten yra ir darbai keičiami. Ir taip pat mes Vilnių seniai mylime ir toliau mylėsime. Jūs mūsų irgi nepamirškit ir atvažiuokit ypač į Lietuvos kultūros sostinės renginius. Mūsų miesto gimtadienis bus rugsėjo 7 dieną. Taigi 6 ir 7 tomis dienomis bus daugybė įvairiausių pramogų ir parodų ir visą kitą, tai tik tai galima pamatyti per miesto gimtadienį. O keramikos simpoziumas, kaip sakiau, prasidėjo